Evangelija pagal Morkų, 8 skyrius. Anomis dienomis vėl susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus pasišaukęs mokinius tarė: gaila man minios, nes jau 3 dienas žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli. Mokiniai jam sako: o iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti? Jėzus sako: kiek duonos kepalėlių turite? Jie atsiliepė: 7. Tuomet Jėzus liepė žmonėms susėsti ant žemės. Paėmęs 7 kepalėlius, dėkojo, laužė ir davė mokiniams dalyti. Ir šie padalijo miniai. Jie dar turėjo kelias žuveles. Jėzus palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. Jie valgė ir pasisotino. Ir atlikusių gabaliukų surinko 7 krepšius. O buvo apie 4000 žmonių. Jėzus atleido juos ir netrukus įsėdė su mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmanutos sritį. Čia priėjo fariziejų ir ėmė su Jėzumi ginčytis. Spęsdami jam pinklės, jie reikalavo ženklo iš dangaus. Atsidusėjęs iš širdies gilumos Jėzus tarė: ir kamgi ši giminė reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums, ženklo šitai giminiai nebus duota. Ir palikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą. Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos. Jie teturėjo su savimi valtyje 1 kepalėlį. O Jėzus juos įspėjo: žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo. Jie pradėjo kalbėtis, kad neturi duonos. Tai patyręs Jėzus pasakė: kodėl jūs kalbatės apie tai, kad neturite duonos? Ar vis dar nieko neišmanote ir nesuprantate? Ir vis dar esate be nuovokos? Turite akis ir nematote? Turite ausis ir negirdite? Argi neatsimenate, jog 5 kepalėlius aš sulaužiau 5000? O kiek pilnų pintinių likučių jūs pririnkote? Jie sako: 12. O kai 7 kepaliukus sulaužiau 4000, kiek pririnkote pilnų krepšių likučių? Jie atsakė: 7. Tada Jėzus tarė: tai kaipgi vis dar nesuprantate? Jie ateina į Betsaidą. Ten atveda pas Jėzų vieną neregį ir prašo jį palytėti. Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. Ten patepė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: ar ką nors matai? Šis apsižvalgęs tarė: regiu žmonės, lyg kokius medžius, matau juos vaikščiojančius. Jėzus vėl palėtė rankomis jo akis ir jis visiškai praregėjo, tapo sveikas ir viską ryškiai matė. Jėzus išsiuntė jį namo, sakydamas: tik neužeik į kaimą. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypos Cezarėjos kaimus. Kelyje jis klausė mokinius: pasakykite, kuo mane žmonės sako esant? Jie atsakė: vieni sako, kad tu Jonas Krikštytojas, kiti, kad Elijas, treti, kad dar kuris iš pranašų. Tuomet Jėzus klausė: o jūs, kuo sakote mane esant? Petras jam atsakė: tu esi Kristus. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė jos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tuomet Petras, pasivadinęs Jėzų į šalį, ėmė jį drausti.
O Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir sudraudė Petrą: eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai ima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Kokiagi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? Ir kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių, šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir žmogaus sūnus, atėjęs savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais.